Velsas. Ką, baigėsi, Velsas? Baigėsi, aš ne. Kongirė jau toks, kur dakus įsė. Mes baigėsi. Užsikačėlinės. Prancūzai laimė, baigėsi. Aš tokį kamputį kompą užsidaręs jau viską. Prancūzų. Aš jungiasi viską, ne. Nieks nepasitvirtino, nieks nepasiteisino. Aš tai vetuoju tą jo. Prieš tai susilažintą mintį, Kokią? kad nelips į šaltą vonį ir jau nelaimės Velsas. Tai ta prasme, tuoj. Nu dabar, atsimašiau, užvetuoti. Tai padarai vis tiek lysti? Bet Veto teisę, aš turiu teisę į veto. Nu tai Ar nesutinku. įdomiau būtų? Nu, tai taip. Paaštrint rubriką. ne, o Paulius tai gali nevetuoti, čia gailę čia nereikia, čia kaip sakant padarysim, bet Tais metais. Kitais metais. padarysim. Žiūrėsim. Bus, vat, kaip sakant, paskutinė mūsų laidelė, daugiau kaip ir bent jau 6 nacijų tos rubrikos kaip ir nebus, tai bus proga su Ernestu dar vieną padaryti, tai pasirašymo 1000 atspaudimų ir Prie to paties. Filmo. prie to paties. Road to 1000 push-ups. Tai va, tai Tai gerai, kaip jums super šeštadienis? nežinau, man toks Vienu rezultatu ar vienu? vienu žodžiu, vėl vienu žodžiu. sakiniu. Tai gal pradedam iš karto nuo pradžių. Nu tai kaip vertinimus pirmą savaitgalį? Aš nežinau, man toks, gal biški norės kažko daugiau. Neįdomiausias jaučiu savaitgalis. Man Jo, su rezultato atžvilgiu. didžiausių, kaip čia, turėjom daugiausiai tikėjomės iš Šiemet, savaitgalio, o gavosi čia kaip su italais. Gal praeisis buvo gerai, nu, nors irgi ten italai su anglais nelabai. Bet jis užaštrino. Bet jo, užaštrino toksai, tikrai. Tai šitas toks, nu, formalumai gal labiau, taip, kad ir kaip baisiai skambėtų. Nieko netikėtų visiškai, nu gal netikėčiausia buvo, kad... Bet kad ir kaip nuskambės, bet tikrai netikėta buvo tokia anglų pergalė prieš Velsą. Nu, pagal visas Taip, apžvalgininkų, viską, pagal kaip- spaudą. kaip krito anglų galimybės pagal apžvalgininkus ir kaip kilo Velso, aš net pabaigau galvoju, ar tikrai čia taip gali būti, net pačiam jau pasidarė, kad, nu, bet vėl tikriausiai tam buvo priežasčių, nes, nu, tie žmonės irgi nėra kaip sakyt, iš medžio iškritę ir apie tai šnekėjo regbio legendos net kai kurie. Taip. Tai, nu, jie irgi kai kurios dalykus mato, bet tos rungtynės buvo visiškas, nu, fiasko iš tikrųjų. Buvo momentų, kur ir nepatirtis, bet gale dienos tai vėl su fiasko visiškai. Tai, bet čia buvo antros rungtynės, o pirmos rungtynės buvo airiai italai, kaip jums toks, nežinau. Nu, čia... Neaišku, vėl čia ar italai gerai atrodė, ar tie airiai netaip gerai atrodė. Nu jo, šiaip... Bet galim sutikti, kad airiai neįrodė. Neįrodė. Šitam, kad ir pradžiai gal ir atrodė, pradžiai turnyro, kad airiai jo, kaip ir, bet taip žiūrint visą turnyrą, nu, ir neįrodė, kad jie gali. Tai sakau, man labiausiai nuvilus komanda gal šinacijų. Tai didžiausias nusivylimas. Nu, tai trečia vieta, jie laimėjo 2 kartus ir dabar treti. Aišku, jie treti liko dėl to, nes leido užnešti anglam gale tą žeminimą ir bonus tašką atsiėmė. Tai čia... Formalumą. Ne, bet aišku, čia jokio didelio skirtumo nėra. Tu pirmas ar tu antras ar tu trečias. Bet, pavyzdžiui, airiams tai buvo skirtumas. Ne, tai... Toks, gal matėt, kurie gauna... Airijos regbio federacija gauna finansavimą iš Airijos vyriausybės tikriausiai, kaip suprantu. Ir už pirmą vietą jie būtų gavę beveik 8 milijonus, jeigu neklystu. Plius 1,5, jeigu Grand Slamas. Galbūt, bet... Jo. Bet čia kalbė, kad grinai jų valdžia tą duoda? Ja. Nes ten būna, kad 6 nacijos duoda tą visą bendrą prizą. Ne, atrodo, čia yra iš vyriausybės kaip premija. Nesu tikras, bet tai paklausė, lyg žinodamas, nežinau. Tai... Ne, nes aš kodėl klausiu, nes aš mačiau, kad yra 6 nacijų prizas. Jo, prize money yra. Jo, prize money yra. Bet yra... Bet gali būti, kad ir atskirai. Ir kad esmė toja, kad
antra vieta nuo pirmos skiriasi ten beveik 6 milijonais, jeigu Taip, neklystu. taip. Sako, tos rungtynės prieš prancūzus kainavo 6 milijonus. Ir dabar, kadangi liko tretyje, tai dar mažiau, gal apie milijoną ar milijonas. Ne, nedaug. Su trupučiu. Tai, nu, tikrai airiam tai nusivylimas visiškas. Jo. Man tai gaila šiek tiek, nes aš kaip favoritas. Tai, na, norėjau, kad jie laimėtų. Nu, taip. Bijau Aš irgi daug norėjau ir lažinaus, bet labai. net ne už airius, bet nepaėjo niekas. Tai, Jo. Nu, man paėjo viskas, kaip ir galvojau. Pradžiai sakiau pirmam mūsų pokalbį, kad laimės prancūzai. Kad laimės be Grand Slamo. Bet čia irgi toks buvo bold spėjimas šiek tiek. Aišku, čia tas spėjimas pasisekė dėl to, nes tada prancūzai prieš anglus tiesiog tragiškai žaidė ir jiem nepasisekė tiesiog. Čia prancūzai turėjo laimėti Grand Slamą, manau, gana laisvai. Bet aišku, tą anglų... Ką turime negana? Aš nežinau. Nu, ten tas, kaip ir kalba irgi daug apžvalgininkų kitų, kad turėjo daug paprasčiau čia viskas baigtis prancūzam, nei kad nebūtų tos intrigos gale dėl to, kad jie tą pergalę anglai pasiėmė prieš prancūzus tik dėl to, nes prancūzai prastai labai mėtė tos kamuolius į kairę dešinę. Bet duok antrą kartą sužaisti su airiais vėl, tokių pat rungtynių jo, tikriausiai čia- nebus, žinai. Ne. Tai čia Bet duok antrą kartą prancūzams su Velsu irgi su klausimas. anglais. Čia šiaip aš tokia irgi gerą žiūrėjau įžvalgą, kad, pavyzdžiui, anglai su prancūzais, dėl ko jie gali labiau, pavyzdžiui, turnyro galą įsivažiuoti ir geriau sužaisti, nes jų komando, kadangi jie žaidžia Premiership arba Top 14 ir jų komandų žaidėjai būna įsiskirsta per visas komandas. Ir ta prasme, kol jie sueina į tą krūvą, jiem užtrunka laiko, nes kodėl, pavyzdžiui, vat, kaip Italija, ne, Zebras, Benetonas, nu, jie tokie nuo pat pradžių būna gan, Nu, nu, tiesiog, kad jie šiaip Tam nepastovūs, itališkam, jo, jo. bet, pavyzdžiui, irgi škotai. Edinburge nuo pat pradžių pusė. Edinburgas Ir ir Glasgow. Glasgow. Tai toks, žinai, būna labai asociacija didelė, o anglai su prancūzais jie, taip, žinai, visi išsisklaidė ir gaunas, kad... daugiau tikriausiai išsklaidė. Jo. Kažkiek daugiau, jo. Tai, nu, Ne. O kaip paskutinis prancūzų škotų rungtynės? Kaip ir tikėtas turbūt, bet aš norėjau, kad škotai iš tikrųjų pamečintų tas varžybas labiau, bet... bet, pavyzdžiui, jeigu būtų Palikė tą žeminimą užskaitę, Nu jo, čia... kur, nu tai gerai ten, kad nuėmė, tai kaip ir tikriausiai legit. Viskas. Jo, bet Labai gaila, čia dar kartą kartosiu, žinai, šitą aš, bet būtų, sakė, taip, pasisukusios bent jau ten pirmos minutės. Taip, taip. Aišku, ta raudona kortelė, jeigu būtų, jeigu būtų geltona apgreidinta, tai raudonas vėl būtų buvo šioks toks pranašumas. Va, Taip. škotams tai... labai įdomiai ten. Netyčia, bet tyčia. Netyčia, Galva į galvą. Tyčia, gal net taip suprato, žinai, nematė prieš istorijas ten to veiksmo, kur, bet, nu, tai visiškai tyčia, žinai, tik tiek, kad, nu, ne visai pataikė, žinai, toks. Bet toks kvailas veiksmas labai. Labai kvailas, iš tikrųjų. Jo. Veiksmas. Nu ir savaitgalio tas, kur, kaip ir sakom, daug kalbėjom, Velsas Anglai, čia bus įdomu, bet labai, labai prastai atrodė. Ne gal ne kiek prastai Velsas atrodė, kiek gerai atrodė Anglai. Nu, anglai uždominavo šitą. Tai iš tikrųjų, taip jeigu analizuojant, tai breakdown'e, atvirose grumtynėse buvo kertinių momentų, kur anglai visiškai uždominavo. Bet Curry- aš jau tas Curry- laisvumas, tas aikštė. Kariai, Todžia, nu, tikrai buvo. Sakau, gaila Velso, nes, nu, pavyzdžiui, ten neišsispyrė iš 22, nublokavo ir iš to atėjo žeminimas. Nu, tokios klaidos neatleistinos ir jeigu tokias klaidas eliminuot, nu, tu gali žaisti. Ir tikrai anglai, aš galiu tikrai sakyti, kad jie nebuvo tie geresni ir kiekvieną dieną žaidžiant tikrai nelaimėtų prieš Velsą, bet šitose rungtynėse momentas tikrai sužaidė anglai geriau ir pabaigoje ten iš viso, nu, tiesiog jau ten buvo net biški. Bet, Įdomus dalykas, kad Anglai du žeminimus pelnė pamušdami kamuolį su galva į priekį. Ne du.
Kartais. Vieną. Ne, du. A, Elis Ne, tai- Gendžius vieno, kas antras buvo? Buvo ir antras. Tai antras, nu ten irgi, Toks, pusiau, kur teklino. Bet jis ten ranka, lyg toks ir galva, bet tu skaičiai. Bet Gendžio toks atrodo, kad netgi specialiai tas toks Jo, buvo. jo. Nu, Šiaip, vat pasaulio čempionatas pats buvo, Jo. kur žaidė ką Zelandai. žaidimą? Ai. Mes, jo, pasaulio čempionatas. Zelandai, ne, žaidė ten tas rungtynes, aš dabar nepamenu, ar kas. Nu, atsimenu, pasaulio čempionatas. Aš neatsimenu. Neatsimenu? Ne, Kur irgi čia šiais metais? Per. Nu, Kur irgi perdavimas buvo maždaug ties 22, į galvą atsimušo, nubėgo po žemę, visi tokie stojo, po to ne, nuo galvos viskas gud. Tai ir trečias momentas su galva, kur Skaitė. ore, kur, nu tai aš tenais nuo galvos atsėti priekį, taip, priekio taip. nėra, bet priekyje buvo žmogus. Tai toks, Kaip ir nuošalė sutrukdė. kaip ir nuošalia ir vėl galva. Ne, įdomi labai. Tai irgi galima Kurioziškus sugalvom tokius. nepasisekė. Jo, Šiaip ir, retai pamatysi. ir tavo minėtas Polakas išėjo. Jo, Polokas šio. Du žeminimai. Lemba žvėris. Bet aš šiaip pažiūrėjus jo tą sudėjimą, jis toks kaip trečios linijos žaidėjas. Nu, Bet aš 8-5. 1,85 m, Nu. o svoris koks, nežinau. Nežiūrėjau, nepažiūrėsi, bet aš nemanau, Bet kad atrodo, bus kad daugiau negu 100. Nu, aš irgi tą noriu sakyti, kad vos 100 atrodo siekiantis toks. Nu, nėra monstras palyginus ten su Bet- Variais, kokiais Benerlu. Nėra, bet žinot, kur Velsas laimėjo? U20 šešiose nacijose. Visą turnyrą? Ne, Ai, Ne, ne, prieš anglus. Prancūzų laimėjo. Ir anglai būtų laimėję Grand Slamą, jo. Bet jie- Velsas laimėjo ir anglai liko antrėjo, Velsas treti, man atrodo, ne? Jo, bet, tipo, vienas geriausias pasirodymų per 5 metus Velso tikriausiai. Tai va, auga. Proga reikia. Oi. Ta proga. Čia kaip sako, nesvarbu, kaip ir prieš tai kalbėjo prieš anglų Velso rungtynės. Velso galim neįdomu visiškai, kaip susiklostė 6 nacijos, bet jeigu jie laimės prieš anglus, viskas užtenka. 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 Užtenka iš tikrųjų. Pakankamai gal šiemet 20 pergalės prieš anglus ir viskas. Tai mes Laimėjo sakėm, 20, ir prieš Italiją 20 laimėjo, ir prieš anglų, ir prieš airius. Nu, airiai beviltiški buvo 6 nacijos 20. Tai. Ir rekordinis skaičius buvo, tarp kitko, Cardiffe Velso rungtynėse. Nežinau Šiose? koks, bet buvo rekordinis. Nu, ten nežinau, kiek toks skaičius, bet gal apie 10 štukų. Jo, bet aš skaičiau tą podcastą, neskaičiau, žiūrėjau podcastą, irgi ten šnekėjo Benjansas anglų buvo žaidėjas. Irgi buvo tos rungtynėse, tai sakė, labai atmosfera, nu tokia įdomi buvo, kad lyg Velso fanai atrodo nujaustų, kad jų laukia pralaimėjimas, bet anglų fanai kaip tik tą, nu, tokį pasinaudojo, žinai, kad su pasitikėjimu ir geras. vadinkim, nu, tom emocijom tikrai pranoko Ir girdėjosi, net ir žiūrint Girdėjosi. transliaciją. Taip. tą Chariot dainavo. tą Ir dainą. Čeriot, ir visi tie Dar džiugesiai. vieną labai įdomų tokį pastebėjimą irgi, kad sako, kodėl anglai pradėjo taip lyg geriau žaisti, nes Brotvikas pirmas 3 rungtynės neklausė visiškai žaidėjų ir sako, ne, darysim kaip aš sakysiu. Bet po to, kai jie žaidė su škotais berods rungtynės, kur pasakom, kad tam Allianz stadione jau girdisi kaip sirgaliai švilpia anglų žaidėjim, kad nebespirkite to kamulio į orą. Tai pradėjo ir žaidėjai sakyti Brotvikui, kad, nu davai, Žaidžiam. jau pradedam žaisti Rimtai rankom. čia, geras. Jo, ir sako, žaidžiam ir pradėjo pušinti tą žaidimą ir sako, va, pasniai dugrai tokie, kad Bet negali sakyti, nespardintas, vis tiek spardintas. tos, bet jie pradėjo daugiau eiti į priekį. Daugiau. Žaidėjai pasitikė tuo žaidimu tokiu, kad neša grumtinių žmonės į priekį, tada lengviau daug ir bėrių žaidėjim atakos. Kas parodė 11 berods žemė prieš 10. 10, 10. gal ir 10. Tai kas laukia Velso? Naumantai. Šiaip labai įdomu. Ir įkėlė Instagramą postą Velso regbio federacija, kad ačiū. Ačiū, tiesiog. Treneriui ir abiem asistentam. Šitoks susiekis laikinas buvo. Bet ne viso gero, ačiū. Ir toksai, tai ar čia nais, ačiū. Na, aš neskaičiau spaudos dabar, ar jie liks, ar neliks, bet tiesiog ačiū. Tai labai įdomu iš tikrųjų, bet... Užslėpta, ne? Jo. Bet nežinau, nu... Ten tikriausiai reiktų su žmonėmis iš vidaus pasikalbėti, kiek tenais spaudo išneka, kad yra ten problemų nemažai ir akademijų lygmenį. Jo, nuo pat grassroot, nuo tų 10 lygio. Tai manau, kad... Tai
tą šneka jau, nu gal ne 10 metų, bet tokie 6 metai, kad jau Velsas būdavo tokia sensanti komanda ir kad viskas laikosi ant Alan Wynne Jones, kad Dan Bingero. kad jisai stovi ir jisai laiko taip. Velsą nuo iškritimo į Tier 2 komandą, kur dabar jie ir pagal viską kaip ir yra Tier 2 komanda. Aišku, būtų tam žaisti daugiau su silpnesnėm komandom, tai tikriausiai būtų daugiau ir tų pergalių, tai ir tas reitingas kiltų, bet nemanau, kad jiem ta siekimybė tokia yra su silpnesnėm komandom žais, bet nežinau, tai čia jau ne man klausimas, bet nutekėjimas talento tikrai yra didelis. Nu, tas, ta prasme, kas išėjo į baigę karjeras. Net ir Dan Bigger klausė per podcastą, sako, jeigu labai reiktų, labai prašytų, ar grįžtum padėti. Bet kaip žaidėjas, ta prasme? Aš kaip supratau, ar kaip žaidėjas, ar... Bet ne, jis Aš ir buvau girdėjęs kalbėjo, kad treneris. Jo, kaip treneris, kad backsus ten, kad vidų pagerinti. Padėti. Aš labai gerai jaučiuosi kalbėdamas į mikrofonas. Jo, ir jis sakė, jis Ir vat dėl to, klausimas, sorry, kad pertraukiu, ar tai yra pyktis su federacija šioks toks, kažkokie nestapimai, ar su galbūt trenerių štabu, o gal tiesiog toks jau noras, kad nebenori ten būti. Tai jis dar ką sakė, kad, sako, kaip žaidėjas labai daug paaukojau, tu labai daug būni nuo šeimos toli ir sako, kai tu žaidži, tai tiesiog ruošiesi rungtynėm, pasiruoši, tu darai savo darbą ir po sužaidži savaitgalį šeštadienį, tarkim, rungtynės, važiuoji namo, viskas būna su šeima. O sako, tuo atveju, jeigu tu treneriauji, tavo 24/7 turi būti, ir skraidyti, ir ruoštis, ir sako, daug daugiau, neužtenka ateiti treniruotę pabūti, bet turi būti, ypač kai reprezentuoja Velsą, tai labai vėl daug. Taip, tai... Tai gal apžvelgiam turnyrą, šiaip tuos įsimintiniausius žaidėjus, žinot, kas Player of the Tournament? Tai dar nėra nuspręsta. Yra jau viskas. Louis Berry. Maro Itoje. Nuobodoka, bet... O kada čia šiandien paskelbė? Aš nežinau, bet čia jau rašo, kad... Ar tikrai The Guardian. Šimtas, gal rumorsas? Dar neišimtas. Čia Reuters. Kandidatas? Čia kandidatas. Kandidatas, jo. Čia anglų spaudos kandidatas. Tai kurgi. O kas tarp kandidatų gali? Tai Berry, Blair Kinghorn ir tai trys ir paminėti. Itoje, Louis Berry ir Kinghornas. Kinghornas labai įdomus variantas. Nes Kinghornas daugiausiai kerių padarė. Daugiausiai kerių metrų ar su... Ir metrų, ir kerių. Nice. Apskritai. O jeigu taip grįžtam, klausyti, kas laukia Velsą, kaip man, kas laukia airių? Ganėtinai sena komanda. Ir kas šneka, jeigu daug iš jų liktų dar pasaulio čempionatui, kas bus už 2,5 metų, tai ten vidurkis virš 32 gal ten būtų komandos vos net, tai irgi toksai, kas laukia airių, irgi įdomu. Taip, labai čia bus. Norėčiau tą pantrinį, nes irgi klausaus, kad, lygina dabartinį, tarkim, sakykime, airiai, prancūzai buvo tie, kurie labiau pretendavo į tą pirmą vietą, tai kalbėjo medija, ne? Ir sako, gerai, airiai su tokiu vidurkiu, jie geriausiu atveju, gerai, dabar laimi 6 nacijas, bet kas laukia po to? O prancūzų su tokiu vidurkiu, su tokiu giliu, jaunų žaidėjų, jau patyrusių žaidėjų, jie tik dabar dar atrodo, stato į tą visą, Tas visas prancūzų tikrai atrodo daug tvarkingiau ir su, kaip sakyti, didesniu, atsarga didesnė. Pavyzdžiui, pasaulio čempionate, tai kad ir Velsas, tai dar buvo pasiėmę ten ir George Nord buvo, ir buvo Dan Bigger, ir buvo... Tai Josh Adams, tas pats Falatau, jeigu neklystu, dar... Tai Falatau nežinai dėl traumos. Dėl traumos nežinai. Dabar. Kada? Dabar. Pasaulio čempionate? Ne, ir dabar. Falatau nežinai dėl traumos. Dabar paskutinės dvi žaidė. Žaidė. Čia pasaulio čempionate kalbu, kad irgi buvo daug tų vyresnių žaidėjų pasiėmę ir tu supranti, kad dabar tu tikriausiai gali paimti, bet kai jie išėjo, viskas. Ir iš tikrųjų, ten galėjo į ketvirtuką išėti, tai jis pralaimėjo Argentinai į ketvirtfinalį, jeigu neklystu. Tai,
ten toks buvo liūdnesnis grajus. Tai va, to, nežinau, tai, o kas yra rezultatyviausias gaunasi? Tai Bėlaberi ir Jisai? jis 8. Rezultatyviausias? Ai ne, rezultatyviausias tai Ramosas. Jo, bet o kiek jisai vieną rekordą pagerino? Nepagerino. Nepagerino? Ne, Pakartojo. Išlygino. pakartojo. Bet Century All Try Scoring rekord, tai čia 100 metų rekordą. O kas Pamečino. buvo? Irgi 8 žemės. Nežinau, bet labai ilgai. Ne, tai mes seną kartą kalbėjom, kad Dodriskol. Ar ne? Man atrodo, ne, mes nespėjom. In a single tournament. Čia kalba eina, man atrodo, rekordas. Jo, čia rekordas in single tournament, tai Žemė ten papelnyta Odriskolis per pelnė vieną viską. turnyrą. Jo. Nežinau tiksliai, kas per vieną, bet žinau, kad prancūzai pagerino per turnyrą žeminimų rekordą bendrai kaip komanda. Oho. 30 pažeminimų Oho. kartų. Šiaip daug. Nu tai jo, bet italų tas grajus ten 10 žeminimų. Ne, bet vis tiek. Šiaip. Ne, bet kiti taip. O žinot, kad ten kiekvienas beveik rungtynės iš nacijų turi tam tikrą titulą. Ten kaip ir Jo. Kalkata Taip, taip, kapą taip, taip. ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, ten prancūzai turi 3 titulus. Laimėjo airiai ten Triple Crown, ten dar kažkurį. Škotai irgi 2 gal. Ir anglų titulas tiesiog ten suniokojo Velsą. Ir viskas, jokio daugiau titulo nėra toks Gaila, gal juokingas. toks. Tai va, toks. Variantų tam turnyrė, žinai, kur toks. Taip. Tai va, o... Bet O- šiaip, O, nu, tai. ne, aš norėjau pagrįžti prie tų rezultatų, prie tų Player of the Tournament, ką jūs rinktumėt šiaip, jeigu, nebūtinai, kad iš to kandidatų sąrašo, bet apskritai, jeigu būtų galimybė rinkti. Tai nežinau, tada vis tiek, tikriausiai žaidėjai, kurie daugiausiai, nežinau, dažniausiai tiek, kas taškų daugiausiai Čempionų komandos, kas daugiausiai. pelno. Aišku, čia vėl tas taškų pelnimas. Jo, aišku, Kai tu kokie esi- taškai, ar tu finisheris esi? Jo, ar tu esi Tomas Ramos, kur iš 30 conversationų turi, gal 5 sunkius ir visi kiti. Jo, Pataikė 21 taip, conversation. bet aš jeigu ten daugiau žeminimų, Tai čia šiam 2 taškai. bet vėl, tai gerai, ten paskutinės 2 rungtynės Dupontas nežaidė. Kitu atveju, tikrai gali. Bet, įdomumo dėliai, Dupontas nežaisdamas paskutinės 2 rungtynės padarė 7 asistus. Tai va, Kitas artimiausias ir- yra 4. tu tikrai jį gali dėti iš prancūzų. Taip. Tai tada, jeigu nuo pačios einant Velso, tai, tai Jack Morgan, Nu, ten visiškai. Taip. tu tikrai gali jį rinkti, bet Gal va tai padarom. tu negali iš pasnės Komandos komandos. vieną žaidėją. Iš komandos Iš komandos žaidėją. po vieno. Nu tai čia Velsui. Bet tai vis tiek nebus šiandien geriausias žaidėjas iš pralaimėjusios komandos. Tai Ne, čia- bet turime Ne, omeny bet iš kiekvienos iš komandos kiekvienos. geriausią žaidėją. Bet tai tikriausiai, kad Jack Morgan, nors man iš tikrųjų tas Blair Murray patiko, irgi Blair Murray, Blair Murray, man Man irgi irgi norėjau sakyti 15. patiko man blemba labai. gerumo, Žiauriai geras. jisai patiko. Toks dinamiškas, toks mažulėlis, bet taip, kovoja kamuolį, veržlus. Tai- Žiauriai. Nustebino. Jisai nemažai ten metrų buvo kažkas rungtynėse padaręs, tai Taip, fainas taip, žaidėjas tikrai. taip, jaudinanti žiūrėti, kai gaunam kamuolį į erdvę, tai labai. Italai, Tai gal Tomaso. Ir man patiko centras Melančelo. Blemba gerumo. Irgi gerai. Melančelo. Bet Tomasas spardė gerai, labai irgi. aš neturiu šitalų, taip pat, kad paimti, kad kažkuris, taip, nežinau, net. Tai man Bargamas, Bargamas, nežinau. Gal 12 metų, 10, nežinau, 7. Tai, man. Bet Kotų? sakyčiau, Finn Russellas, kol nepamačiau, kaip nusirengęs atrodė ten rūbiniai. Pasportavęs. Spartavę. Tai Finn Russell. Ar geriausio turnyras? Nemanau. Ne, daug darė nesą. Baikit, nebaik. Aš tai Kinghorną gal vis tiek irgi toks gan netikėtas žmogus išlindęs. Daug kerių, daug metrų, žeminimų irgi. Įdomus variantas jau. Tai toks. Gal? Kodėl iš grumtynių nieko nerenka? Na gerai, Jack Morganas, bet... Nu, tai Jack Morgan. Škotų. Aš galvoju, dabar į Lions'us pretenduoja iš back row, iš Škotų. Ar ne? Yra Richie Gray. Ne. Richie Gray, tas... neužstabdom per daug, bet neatsimenu pavardės, bet irgi nustebinęs žaidėjas. Trečias linijas? Jo. Tai
Tas, jų Jones. Ne, Jonesas tai centras. Nu tai Mm. važiuojam toliau. Ai. Bundis. Semas? Ne, šiaip- Semas paskutinės dvi tokias turėjo. Lievas Rastas. varžybas. jo, Žinot, žiauriai lievas varžybas. Praeitą kartą man kalbėjom, bet žinot, kurią kategoriją laimėjo Semas. Leiskit spėti. Spėliau. Uh, Čia būtent iš statistikos? Statistikos. Miss Tackles? Jo, patekė. aš norėjau sakyti, kad gal Kiek daug? interception kiek 18. atidavė arba 18. unforced errors kokie. Net 18 mistekls. Antras buvo Mitchellas, bet Mitchellas per pirmą grajų 6 sienų pramisino. Tai Nu, gal. Žinai, kaip yra. Semas įmės daugiausiai iniciatyvos, jis daugiausiai bandė ir daugiausiai misijos. Tačiau, nu, bundekis tikrai, Jo, vien tas žvėriškas žaidėjas, žvėriškas. kelis kartus kilo nuo suolo ir tai pakeičia rungtynės. Jo, Nerealu. taip. Tai gerai, O neišrinko. kas dar iš airių jums? Tai man 8. Arba- Dorisas šiaip. Labai. O Jezus, Šinan irgi. Šinan. Bet jis nebuvo. Aišku, jis daug nežaidė, bet- Jo. Bet atėjo kelis irgi ten bam žemė, Gibson žemė, žemė. Gibson Park. Paskutinis turnyras. Žiauriai. Ten 2 ar 3 medžiai gal. Ne? Jo, iš Ir paskutinis turnyras jo. Josh Parks, Wonder Flare irgi. Gibson Park Ne, palauk, paskutinis turnyras? Apžaidė. O ne? Kad ne? Ką? Čia mūsų išsumūrėjim. Ai, gal smurėjimai iš atsiprašau. Tai Tai tada anglai. Nu tai anglai gal į tožę vis tiek bus. Aš man visai patiko 13, 4 Tommy Freeman. Irgi kiekvienos varžybose man rašnešė pažeminimo. Tai toks, manau, gerai įsilies į tą. Bet mačiau, kad labai keistai, aišku, Finn Smithą renka į geriausią 10 turnyrą. tai renka, bet ar, Kokiame bet ar nekeistai. išrinks? Nu, Ai, netikėtai? Nu jo, gan, aš tai vis tiek gal Ramosą matyčiau labiau 10 negu. Bля, bet Negu- karis man iš anglų, bet šitos rungtynės irgi. Ja, bet čia, žinai, vienos rungtynės. Nu, bet aš manau, jis bus, aš nenustepčiau, kad jis būtų Lionsų startinis flankas. Tai yra šansų, galbūt. Nu, Didelių šansų. tai ir, nu, ne tai, kad vienas rungtynės, Didelių šansų. man nežinau, bля, aš šiaip žvėris. Toksai. Šiaip daug gerų, ne? Tai va, kai pradedi. Ne, Net be statistikos, žinai, dar rašau Šiaip tas vat, vizualizuotis. įdomus vat, tas momentas, kad vat, išima grumtinių žmogų į centro pastato, žinai, Jo. tas Erla, kad tas ten tampa regbis dinamiškas toksai yra. Ir vat, mes ką šnekėjom iš tikrųjų vat, ir su Polu vakar, ar ne vakar, kad dabar, kai mažėja grumtinių, nu tokia tendencija regbi yra, kad mažina grumtinės daugiau. Galbūt įsižaidimų. Nu, pažiūrėkit, pažiūrėjau, dabar kiek kartų įsižaidžia prie 5 metrų. Seniau būdavo. Nu, taip. Įsižaidė tai maždaug čia mėgėjų lygis. Taip. Būdavo arba grumtynės, arba nu, standartas, arba vartai. O dabar jau daug kas tą daro. Tai vienas momentas, tada mažėja grumtynių daugiau ten line out ir galbūt open play. Kaip ir atsiranda opcija turėti galbūt mobilesnius flankus ir turinčius geresnės rankas, negu kad tuos visiškai tokius Teklerius ir Big kitus. Tai va įdomus, kaip sakyt, įdomi mintis. Čia kaip, pavyzdžiui, ką šnekėjom, kad kaip padarė grumtinių taisyklės crouch bind set, ant bindo gaunasi, kad nu, didesnis svoris turi būti, nes tu permeti, žinai, svorį ant kitų grumtinių. Tai automatiškai reikia sunkesnių žaidėjų. O dabar galbūt bus taip, kad nebereikės tiek daug ir, kaip sakyt, mobilesnius žaidėjus sims. Na, taip. O šiaip kažko jokies. Momentas, juokingą prisiminiau. Apie ką? 3, 2, 1. Nu, užmušau. Tai va, Ernestas juokina. ir kokia dar komanda liko? Tai prancūzai. Kokie ten liko dar? Tai prancūzai, nu tai čia vėl daug yra tų, ten visą komandą gali rinkti. Taip, Altritas. Dupontas. Dupontas, aišku.
Gėlaberiai. Anton, koks vardas yra? O matėte tą video, kur visiems treneriams uždavė klausimą, kokį žaidėją pasirinktumėt vieną iš kitos komandos? Taip, tiesiog iš bet kurios kitos komandos. Nemačiau šį. Tai visi rinkosi Dupontą. Italų treneris sakė, kad tik tais dėčiau jį ant suolo, kad ištarnautų dar pagarbą. Klasika. Turbūt. O dabar galvoju, ką prancūzas rinkosi? Maro Itodžią, man atrodo. Itodžią rinkosi, jo. Tai va toks Na, ačiū. video buvo. Tai va, tai toks ir turnyrėlis. Šiaip įdomus, nebuvo toks jau... Kiekvienam buvo kažkokių tokių... Nu, realiai, iki pat paskutinio turo buvo, neaišku. Sakėm prieš tai, kad jo, kad paskutinę dieną dar 4 komandos galėjo laimėti. Jo, tai tikrai toks smagus turnyrėlis. Dabar ko laukiam? Lionsų turo? Lionsų turo. Čia gal žiūrom, kas ne visai žino, kas yra Lionsų turas vyksta šiemet į kur, į Australiją. Lietuviškai gal. Liūtų išvyka. Britų ir airių liūtų yra tokia subūrima komanda, kas 4 metus. Kas 4 metus tai yra airiai, anglai, škotai ir Velsas. Tai va 4, kaip sakyt, nacijos rinktinės. Kurios keliauja į pietų pusrutulį ir kas 4 metus vis skirtinga lokacija. Tai arba Australija, arba Naujoji Zelandija, arba Pietų Afrika. Tai arba Argentina. Ar tikrai? Gal ir bus kažkada. Nu, gal kažkada ir bus, bet šiaip... Ai, dar ne? Ne. Ai, kas 3 metus su... Kas 4. Nu, kas 4, bet 3 metų turai. Grįžti tavo šalį. Tai va, aš kažkaip buvau užfiksavęs, kad... Dar šneka, kad jeigu tu... Bus Australija dabar, tai... Jo, kad jeigu tu negavai šanso ten prieš kažką sužaisti, arba kokią motivaciją turi ir, pavyzdžiui, ten Zelandai, kad jeigu tu dabar nelaimėsi, kitas šansas bus po 12 metų. Taip. Ir tu tikriausiai nebežaisi, dėl to tai tokia didelė motivacija. O esmė, kad tokių 4 stiprių regbio šalių rinktinė yra labai stipri ir visi nori prieš ją laimėti. O toj šaly tas turas vyksta taip, kad tu žaidi prieš iki 3 pergalių su... Ne, 3 rungtynės. 3 rungtynės. Best of 2. Ar 3? Visada 3 žaidžiu. Ir žaidi dar prieš klubus. Prieš klubus pravažiuoji ten, aš nežinau, kiek rungtynių gaunasi, bet gal kokios 7-8, gal tikriausiai, ne? Kažkas tokio. Tai... Bet 3 pagrindinės tai yra būtent šalies rinktinė. Tai ten yra buvęs, kai Pietų Afrikai buvo, neatsimenu kelintais šiais metais, bet tikriausiai prieš 12 metų, prieš, ne 8, o prieš gal net 16 metų. Gali būti. Arba prieš 8. Tai labai patiko, labai smagus toksai buvo tas turas. Įdomi tokia emocija, visos šalis suvažiuoja Britų su raudonai, su liutukais. Ir toks, kažkiek tokio turi vaibelio, gal ir to tokio istorinio, kad va čia Britai, tipo kaip ir susijungia vėl. Kolonizuotai, ne? Kad iš tikrųjų, toks kažkoks, gal kažkas. Ir važiuoja užkariauti arba ne. Tai va, čia tie yra liūtai. Bus įdomu. Bus labai įdomu. Ir dar, mačiau mintį, kad kažkas, gal Rasmus sakė, kad reiktų The Championship, tai tas 4 nacijas vadinamas, kur žaidžia airiai, Argentina, Pietų Afrika, Australija, Zelandija, daryti tuo pačiu metu kaip 6 nacijas. Kad būtų, tuo pačiu metu, kad būtų visam pasaulyje dar daugiau veiksmo. Čempionai susitinka dėl... O šitą žiūrį geras būtų... Dėl Superkapo. Kaip daro futbolas. Pietų pusrutulis ir šiaurės pusrutulis. Tai yra minčių nuo 28 gal metų daryta pasaulio visą taurę. Jo, bet ten labai irgi. Komplikuotai. Na čia dar tik turbūt kalbos. Tai. Jo, bet taip, būtų wow. Dar vienas dalykas pamiršom paminėti nugalėtoją spėlionės, kur pirmoji laidoje klausim. Spėkit 6 įdėsiusi. Jo, tai... Aš peržiūrėjau komentarus, yra 2 atspėjusiai. Tai vienas yra, kaip sakyti, įvykdęs sąlygas, prenumeravęs mūsų kanalą, kitas yra nevykdęs sąlygų. Tai va, tai pasižiūrėsim ir pažiūrės Ernestas ir kaip sakant, apsidovanosim. Šiaip, visai smagus tas konkursėlis, gavosi gal 60 dalyvių, tai smagu. Labai sumaišė kortas, kad anglai, visi spėjo prancūzai, airiai arba airiai prancūzai. Airiai arba airiai prancūzai. Taip. Anglų nieks netikėjo, kad jie... Airiai spėjo 2 žmonės tik tais. Taip.
Tai va, o su tuo tartutiniu regbiu Europos kaip ir viskas, bet Lietuvos rinktinė žais kitą savaitę. Kaip Kitą savaitgalį tai prieš čekus. Pakeitė stadioną. Turėjo žaisti Leporių stadione. Bet dabar grįši Grįši galima. pagrindinį regbio, nu, Lietuvos gal. Pagrindinį ir vienintelį. Taip, tai, nu, ne vienintelis, dar Vilniuje yra regbio stadionas. A, na taip. Tai šiaip atitinka ten tos standartus Nu, europinius. dabar tikriausiai gal jau nebe, bet seniau tai rinktinė yra daug kartų žaidus. Esu mieste. Jo, dar esu žiūrėjęs. Su Olandai žaidėme. Ne Olandai, su Liuks. Malta. Su Malta yra žaidė. Paskutinį kartą. Tikriausiai, kad paskutinį kartą Arba su su Latviais. Malta. Ne, paskutinį kartą su Latvijais arba su Kroatais. Su Latvijais žaidėm. Arba su Kipru. Mes tada Su Kipru aš esu. Su Kipru. esam žaidę. Su Kipru jo tikriausiai. Tai vat, O tiesa, kaip ten mūsų tiem vaikams sekėsi U16? aš mačiau, kad mūsų jaunimėlis gerai varo. Gerai. Tai žai savaitgalį irgi paplūdimi. Paskutinį turą. Paskutinį turą tai buvo, kiek turų buvo? Du buvo. Du buvo ir Vieną laimėjo, vieną liko antri. Tai dar vis... dabar bendrai skaita yra... Dalinosi su vairu. Bet galimybė dar tapti čempionais yra. Taip, Paskutiniam dalinosi ture spręs. lygiai, tai taip pat. Vieną laimėjo vairas, vieną mes. Ir dabar Šiauliuose trečias turas, kas laimės tą turą arba kas bus aukščiau. Trečias turas 16 vaikiukų. Taip, Nu, paplūdimi. vyrukų čia. Vyrukai. Vyrukai. Tai Blema, sėkmės, geras. vyručiai. O kas treniruoja šitą komandą? Narakas, bet Giedrius? Giedrius Narakas. Giedriau, sėkmės. pavaryk. Sėkmės, parvešk pirmą vietą į Kauną. Super, tai ką? Tai nežinau, Sveikinam gal dar. kaip sakyt, uždarom rubriką, Tai bet jo. nemanau, kad atsveikinam. Tikrai padarysim Atspaudimo video. atspaudimų video. Ir Ai, tai vėl su 20 laimė, tai gal tu tą progą, gal. bent jau tokį nirk. Nu, Truputį. taip. Pilsiu šaltovanį. Su šaukšteliu pradėk. Žinai, kaip. Ir vis tiek Lietuvos bus... Tai ne mum, čia fanam. Taip. Lietuvos Tai septynetų čempionatas bus 3 turai. Lietuvos regbio rinktinė dalyvaus Europos čempionate vasaros pradžioj, po to prasidės ir top lyga. Tai tikrai bus progų apie ką pakalbėti ir, sakyt, tikrai išeisim dar į eterį, bet 6 nacijas uždarom ir, kaip sakyt, labai džiaugiamės, kad buvo žmonių, kurie žiūrėjo. Aišku, kad tos peržiūros mažėjo, bet ką savo pasižadėjom, tą padarėm. Pamatėm, ką galima geriau padaryti, pamatėm gal ką blogai darėm, vis tiek čia tokia visiškai improvizacija buvo, bet Smagi patirtis. smagi patirtis, aš tai labai džiaugiuosi. Ačiū visiems, kas žiūrėjot, kas laukėt, Kas palaikėt. kas patarėt. Nes girdėjau, kad žmonės jau penktadienį, pripratę, kad penktadienį išeina. Jau penktadienį laukia, kad kada čia Podcastas, įskels. Tas podcast. 120 žmonių. Nu, Vis tiek laukia. Tai va. Čia. Tai tiek. tai jo, Iki pasimatymų. po kol kas. Viso.